Kaip pasakysi. Klausau. Šipsaisi? Filmuosim pusę metų. Labą dieną. Kadangi sulaukiam daug klausimų apie Rumuniją vėl ir vėl, tai šiandien nusprendėm papasakot visą tiesą apie Rumunijos projektą, kadangi jau pripratau prie reporterio personažo, tai šiandien aš vėl paklausinėsiu Ryčio, kad jis papasakotų mums visiems apie tai, kaip sekėsi. Rytį, ar tu pasiruošęs? Aš tai ready. Tai gerai, Rytį, tai pradėkim tada nuo to, kaip gimė mintis apskritai dirbti Rumunijoje, nuo ko prasidėjo visas projektas. Tai mes kai pradėjom techniką nuomuoti, tai, kaip sakyti, turbūt nuomo yra pagrindinė taisyklė, kuri lemia, ar tu esi pelningas ar nepelningas. Tai yra daikto apkrovos kiekis. Jeigu tu turi kažkokią tai mašiną ir ją nuomoji 2 mėnesius metuose, tai jo viena apkrova. Jeigu tu ją gali naudoti 4 mėnesius metuose, tu reiškia gali daugiau iš jos kažką tai išspausti nuomai. Tai mintis ir kirbėjo, kaip čia to Europoje išspausti daugiau už kombainų, nes traktoriai pas mus ir taip dirba praktiškai ten 6-7 mėnesius visada. Tai kitas dalykas, tai čia mes čia nebuvom kažkokie tai išradėjai, kurie pirmi tai sugalvojom. Europoje yra tikrai ne viena kompanija, kuri ne pirmi metai daro kažką panašaus, kad pradeda piečiau ir su sezonu keliauja į šiauriau, kur kūlimas ateina vėliau. Amerikoje teko matyti labai daug pavyzdžių, kai pietinėse valstijose pradeda ir kombainai iki Kanados važiuoja. Netgi Ukrainoje aš mačiau labai daug kartų, kai Odesui pradeda baigę palei Baltarusijos sieną ir su to sezonu jas lenkasi į viršų. Tai noras ir buvo pabandyti išnaudoti mašinas daugiau mūsų įmonės mastu, tai reiškia, kiek galim kuo piečiau nuvažiuoti ir kur mūsų regione, Baltijos šalyse, kur mes galim baigti. Kadangi mes turėjom Lietuvą, Latviją, Estiją, natūraliai Estija šiauriausiai galėtų būti baigiamasis taškas, o kur pradėti, tai šiaip teko daug analizuoti ir kaip pavyzdys yra Bulgarija, kur yra dar piečiau. Ir norisi kuo piečiau eiti iš principo, nes tokiu atveju turim didesnį laikotarpį, kai ten sezonas baigėsi, o čia prasideda. Nes visada didžiausia rizika yra, tu ten nebaigiai, o čia jau prasidėjo ir tu nespėjai grįžti. Tai va, bet Bulgarija, nors yra piečiau, jos sezonas yra labai panašus į Rumunijos, tai kaip ir nėra prasmės važiuoti toliau, bet turėti tą patį laiką. Tai va, tai turi rinktis. Ta prasme, tiesiog skaičiuoja, ne? Nuvažiuosi piečiau papildomus, 500 kilų, bet laikė nieko neišloši, o vis tiek transporto sąnaudos ir visi kiti dalykai jie atsiras. Tai va, tai taip nusistatėm, kad turėtų būti Rumunija. Ir pirmą kartą mes pabandėm bene prieš 4 metus. Mes darėm tokį kaip bandomąjį sezoną, mes turėjom 3 ar 4 kombainus. Ir važiavom į Rumuniją, su jais pakūlėm, susipažinom su visa situacija, su visa schema, kaip viskas vyksta. Ir tada, skaityk, 2 metai atgal pradėjom jau, kaip sakyti, aktyviai tą propaguoti iš esmės ir naudoti kaip mūsų nuomos strategijos dalį, turbūt va taip. Bendrai paėmus, lyginant Lietuvą arba Baltijos šalis, kada prasideda sezonas Rumunijoje? Tai va, tai vidutiniškai turbūt galima pasakyti, kad sezonas prasideda 4-6 savaitėm anksčiau negu Lietuvoje. Kaip pavyzdys, 25 metais mes pradėjom kūlimą birželio 29-30 dienomis Rumunijoje. Dar metai atgal mes pradėjom birželio 18-19 dienomis, ta prasme. Kai Lietuvoje prasideda, ten Liepos 15-25 arba ten kažkaip. Tai tarkim, vidutiniškai 5 savaitės. Taip. Kada tu pradedi su savo komanda ruoštis šitam projektui? Tai turbūt pats projektas skamba taip. Pirmiausia, tai reikia su klientu susitarti. Tai su klientu, kaip sakyti, pasirašyti ir susitarti noras visada yra iki naujų metų, tam, kad jau žinotum ir paskirtum kombainus ir galėtum ruoštis, ta prasme. Tai va, tai ten vėlyvą rudenį arba ankstyvą žiemą, tai dažniausiai mūsų atveju įvykdavo.
kai jau su klientu pasirašai ir žinai, pavyzdžiui, kaip pernai, užpernai, kad 15 kombainų ten turi išvažiuoti, sąlygos aiškios ir taip toliau. Tai mūsų tikslas yra, kadangi transportas yra brangus, iš esmės, tai mūsų tikslas yra vežti su savo tralu. Kadangi mes turim ten vieną tralą, vadinkim, su kuriuo galim vežti, reiškia, mes į savaitę galim išvežti vieną kombainą. Reisas trunka taip, jeigu aš pirmanį pasikroviau, tiksliau stengiamės sekmanį gal iš vakaro pasikrauti, pirmanį anksti iš ryto išvažiuoti, trečiadienį mes vietoje Rumunijoje nusikraunam, penktadienį vakare jau tralas grįžta Kaune. Tai reiškia, mes galim į savaitę išvežti vieną kombainą. Jeigu yra 15 kombainų, reiškia 15 savaičių veža vien tik tais kombainus. Jau nekalbu apie pjaunamasis, kur dar yra reisas analogiškas. Tai tikslas yra taip, mes pradedam vasario vidury, vasario antroje pusėje, pradedam vežti, kaip sakyt, kombainus jau į ten. Natūraliai iki to mes, kaip sakyt, susiplanuojam ir susidėliojam grafiką. Vidutiniškai įmam, kad paruošti vieną kombainą trunka irgi savaitę. Išdefektuoti, mechanikams tvarkyti. Tai reiškia 2 savaitės ciklas nuo starto iki to, kol kombainas atsiduria Rumunijoje ūkį paruoštas darbas, sakykim taip. Kiek reikia žmogiškųjų resursų šitam projektui? Tai jeigu 15 kombainų, tai visi supranta, kad bus 15 operatorių. Kiek yra dar palaikančio personalo? Kiek operatoriai uždirba? Nes čia turi būti visiems skaičiai įdomiausias klausimas. Tai iš esmės, logikai teisinga. Taip, 15 kombainų reiškia 15 operatorių. 15 operatorių pasijungiant, principė, nuo to momento, kai startuoja sezonas, reikia kulti. Mes turbūt ruošiam kombainus ir tvarkomės su žmonėm, kurie pas mus dirba ištisus metus ir ateina ne tik tiem sezoniniam darbui. Tai turbūt visus kombainus ruošia kokie 6, 7, 8 žmonės. Jie juos visus perkrato, išdefektuoja, paruošia ir panašiai. Tai dirba turbūt 7-8 mechanikai, kurie vėliau patampa operatorius, kai startuoja. Tada prie jų prisijungia ta likusi dalis operatorių, kurie tik tai kult ateina. 15 kombainų mes svarstėm visaip. Mes buvom vieną kartą pasiskyrę 2 mechanikus su serviso mašinom, kad jie aptarnautų. Tačiau matom, kad jeigu vienas geras, tai užtenka vieno žmogaus, iš esmės. Nes kitas dalykas yra kiekvienas, dauguma gal, ne tai kad kiekvienas, bet dauguma mūsų operatorių, jie irgi kaip mechanikai, nes jie ruošia. Tai iš esmės, jeigu jo kombainas sustojo, reikia kažkokios pagalbos, tai privažiuoja tiesiog pagrindinis mechanikas ir tas operatorius vis tiek dalyvauja remonte, tai reiškia 2 žmonės jau dirba. Bet jeigu taip atsakant jau konkrečiai tą klausimą, tai bendrai visame dalyvauja turbūt bene kokia 15, 18 iki 20 žmonių, nes tai tralo vairuotojas yra mūsų žmogus, kuris gabena pirmin atgal, dalyvauja pakrovime ir visa kita. Tada yra mechanikas 1 arba 2, kurie aptarnauja, sakykim taip. Yra labai daug administravimo. Dar irgi tokia įdomi dalis. Mes, kai atsivežam kombainus, ūkis į kiekvieną kombainą sudeda savo GPS. Kiekvieną kombainą sunumeruoja nuo 1 iki 15, paskirsto komandom po 5, kiekvieniem 5 duoda po agronomą, kuris rodo, kuriuos laukus reikia, ir sudeda GPS. Plus, ką tai reiškia GPS, tai iš esmės pagal GPS skaičiuojam hektarus. Tai reiškia, kiekvieną dieną, po kiekvienos dienos mes turim pateikti ataskaitą, kiek 15 kombainų iš viso nupūlė hektarų. Tai dar yra žmogus, kuris visada administruoja tos hektarus ir prižiūri, kaip sakyt, kiek ten visko įvyko. Vidutiniškai į dieną gerai, kai sekasi, galima kulti kem 5 hektarus, aš taip sakyčiau, su leksionai 7-7, 7-8. Taip, yra tokių dienų, kai tu startuoji vėliau, kai yra sąlygų kažkokie tai niuansai ir visą kitą, ir tu ten turi 20 hektarų, arba ten 15. Arba tu atvažiuoji iš po lietaus ir tu gali ten 4 vakaro, 2 dienos pusėje pradėti ir tada turi ten irgi 15. Tai tokios dienos, tai yra aišku, tai belieka, žudančios ir skaudžios, ta prasme, nes realiai turėtų būti apie 40 vidurkis. Tai jeigu mes skaičiuojam grubiai, tai yra, jeigu apie 40 hektarų vidurkis, tai visa komanda, 15 žmonių su 15 kombainų, realiai nukula per dieną apie, jeigu aš teisingai skaičiuoju, apie 600, tarp 5-700 hektarų kažkur tai tenai, ne?
tiek turėtų nukulti, sakau, dienų yra skirtingų, esam turėję, kai 300 per dieną. Ne, nu kažkas lūžta, kažkas genda. Yra turėję, bet skaičiuojam, kad tai turėtų būti 600 hektarų vidurkis iš esmės. 600 hektarų, bendra kontrakto vertė, ar kaip čia pasakyti, kiekis, ką mums duoda ūkis, ar 9000 hektarų. Tai reiškia, įsipareigojimas yra vienam kombainui 600 hektarų suteikti kūlimo. Rezervuoti ploto, ar kaip čia pasakyti. Tai va, tai yra 9000, nu tai jeigu tu į dieną kuli 600 vidurkį, nu tai ką, tai čia yra realiai ten 14 dienų, visas sezonas. Tai iš 4 savaičių, jeigu viskas gerai sekasi, tai teoriškai skamba kaip su rezervu, kad mes turim to laiko. Tai pagal faktą visai būna. Tai, kadangi jau sužinojom, kiek žmonių važiuoja, o tai yra tikrai nemaža grupė žmonių, tai gal gali trumpai papasakot, ar jie ten turi laiko pasimėgaut Rumuniją vaizdais, ar kaip jie leidžia savo laisvalaikį? Mes, kai pradėjom organizuoti Kombaino akademiją, tai tikslas ir noras ir buvo visiems parodyti šiek tiek, kad tai yra, kaip toks vasaros nuotykis. Žmonėm, jauniem bičiam, kurie nori kažką šiek tiek ten pamatyti kitos šalies, kažkokios egzotikos, šiek tiek ir visą kitą. Nes pati šiaip darbo diena tai skamba taip. Startas yra 7 ryto, žmonės keliasi, 8 jie jau būna lauke prie kombainų. Kombainų išsiputimą darom ryte. Iš esmės, tai va, nuo 8... Tai čia profilaktika, bet nuo 8 iki 9 vyksta pasiruošimas, išsiputimas, ten, nežinau, susitepimas, kažkokių tai niuansų padarimas. Tenais irgi lygiai taip pat, kad ten irgi lygiai taip pat drėgna ir ryte negali iš karto pult. Bet turbūt žymiai anksčiau ta drėgmė rasa nueina negu pas mumis, nes labai karšta yra. Ir dėl ko ryte visas pasiruošimas vyksta, nes kult baigia praktiškai 9-10 ir yra tamsu. Ir iš vakaro labai greitai drėgmė pradeda eiti. Ir jau kai iš vakaro drėgmė pradeda eiti ir jau yra tamsu, kur tu ten pusi tą kombainą, ta prasme. Tai startuoja apie 7, 8 jau būna prie kombaino, kombainus palieka laukuose, per naktį ūkis pats užpildo kūrų juos, tai operatoriui nereikia rūpintis pačiam ten įsipilt ar kažkaip tais. Ir šitais pasidaro profilaktiką ir tada stovi, laukia starto, atvažiuoja ūkio atstovas, ima mėginį, žiūri drėgmę ir sako, jau, ne jau, palaukiam už valandos ar ten kažkaip. Va. O vakare, tai sakau, važiuoja iki 9-10, kol pradeda drėgmė darytis, kol pradeda rūkas eiti, šalta, kaip sakyt, atvėsta oras ir tada jau stabdo visus iš principo. Tai tos dienos jos yra intensyvios ir operatoriam tikrai šiaip iš esmės yra sunkus darbas. Ta prasme, jeigu oras leidžia ir reikia taip pavaryti kokių ten 10 dienų be sustojimo ir visą kitą, tai įsivaizduokim, ką reiškia tas nuovargis, nes jeigu jie baigia 9-10 vakaro, jie turi atvaryti kombainus, visus yra tam tikra tvarka, kaip turi išrikiuoti, turi nuleisti kopėtėlės, kad privažiavęs, kurą pildantis žmogus, kad jam nereikia ten ieškoti. Tai jie grįžta namo, ten be ne 11 valandą, tai jiem dar reikia vis tiek nusipraust, užkasti kažką, 12 ten atsigulė, 7 iš naujo viskas startuoja, kaip sakant. Tai tos dienos, kai yra tikrai, kaip sakyti, oras leidžia ir kulia, tai ta prasme ten to tokio, kažkokio laisvalaikio nėra daug. Bet per 4-5 savaitės visada yra dienų, kai, kaip sakyti, tu negali kulti dėl oro, dėl lietaus, dėl kažko. Tai tas dienas jie tikrai turi teisę praleisti kaip nori, laisvai ir žinau, kad ir pakeliavo po Rumuniją, po kalnus, tenais jie važinėjo ir visą kitą, ir susiorganizuoja šašlą kepą, ir ta prasme yra ten šalimais baseinas, važiuoja, maudosi, praleidžia laiką, alaus išgeria visi draugiškai. Tai, ten, kaip sakyti... Tai žodžiu, gaunasi tokia vasaros sporto stovykla, tik tai žemės ūkio srityje. Jo, tai vienas dalykas, tai kažkokia tai stovykla nuotykis, kitas dalykas, dar neatsakiau prieš tai klausimą. Jie uždirba, skaitykim, mes mokam 6 eurus už hektarą kultą, plus mokam oficialiai darbinam visus mokesčius. Tai iš esmės, tą sezoną, jeigu paėmus, tai per tuos 2 mėnesius Rumunija plus Lietuva, jie ten uždirba, 5-7 tūkstančius ar kažkas tai tokio. Tai, kaip sakant,
Plius tau gyvenimas nekainuoja, nes, ta prasme, mes viską apmokam. Mes stengiamės iš tikrųjų paimti normalų viešbutį, kad, ta prasme, kad žmonėm būtų jauku grįžti, nusiprausti, nueiti, išsimiegoti ir visa kita. Tai jie sąnaudų iš principo jokių neturi, nes, ten, nežinau, pusryčius, kas ką nori, nusiperka, sakykime, tik tiek. O visa kita kaip ir yra apmokama, tai gaunasi ir nuotykis, ir toksai geras vasaros darbas. Aš turiu ne vieną žmogų, kuris jau kelinti metai, kaip pavyzdys, ten turi kažkokį tai savo pagrindinį darbą, ima atostogų, ateina pas mus ten mėnesį ir padirbėti, ta prasme, ar į Rumuniją, ar plus Lietuvą, ta prasme, kartu užsidirba papildomai pinigų, tą nuotykį prasukti ir vėl grįžta į savo darbą, kaip sakyti. Tai va. Tai gerai, tai tada einam prie įdomiausių temų. Tai finansinė dalis. Jo, tai... Finansinė dalis, kiek moka klientas tau už hektarą? Paskutinių metų kontraktas mūsų buvo, su klientu buvo 9000 hektarų po 70, berods 2 eurus už hektarą. Taip. Tai yra tai, ką, kaip sakyt, klientas pareigoja sumokėti ir darbų frontą, kurį mums duoda, rezervuoja nukulti, sakykim taip. Finalinis skaičius priklauso nuo visgi faktinio hektarų skaičius, nes jeigu tu 9000 nenukulsi, tai jie nemokės už 9000, tai jie mokės tiek, kiek tu nukuliai. Tai va, tai čia jeigu tai bendrinė tvarka paėmus. Tikslas tai buvo padidinti kombaino apkrovą per metus. Taip. Tai jeigu Lietuvoje mes vidutiniškai kombainas mums sugeneruoja, ten kaip pavyzdys, tai nežinau, 45 000 eurų be PVM-o nuomos ar pajamų, ar kaip čia pavadinti, tai tikslas buvo išplėsti šitą dalyką, kad tas pats kombainas, realiai jis galėtų sugeneruoti beveik 100 000, 95, jeigu sujungus su Rumunija, sakykime. Taip. Tas sezonas plus tas sezonas. Ir tada situacija jau šiek tiek keičiasi. Va, tai toks buvo tikslas. Dabar apie Rumunijos skaičius, tai didžiausia dedamoji tai yra transportas. Kaip bebūtų. Ta prasme, jeigu mes samdome tralą, tai vienam kombainui reikalinga vienas tralas, kuris nuveža kombainą, vienas tentas, kuris nuveža pjaunamąją. Ir tas pats atgal. Ir ta pati, kaip sakyti, tas pats miksas atgal, kuris parveža. Tai šitas ratas kainuoja tiesiog, samdant kainuoja tarp 16-17 tūkstančių iki 18 000 eurų. Va tas ratas. Tai va, tai reiškia, kad grubiai šnekant, beveik 300 hektarų netoli mes turim padėti tik, kad padengti transportą. Tai va, tai čia va yra tokia didelė kainos dalis. Jeigu mes vežame su savo tralu, mes telpam turbūt į kokių 10-11 galbūt bendrą ratą padarę. Tai keičia labai. Tai žodžiu, 35-40% gali sutaupyti. Jo. Tai va, tai paskui atsiranda dedamoji dar operatoriui, ką reikia algos sumokėti. Tai jeigu mes imam, kad 6 eurus mes ją mokam, tai su mokesčiais mes beveik 10 išleidžiam eurų nuo hektaro. Tai va, tai jeigu jisai, tarkim, nukūlė visus 600 hektarų, tai vien 6000 ten išeina iš esmės. Tai va, tai, kaip sakyti, jeigu žiūrėtume tik tais Rumunijos dalį, va, pavyzdžiui, kultum tik Rumunijoje, o Lietuvoje grįžtum ir nebekultum, tada nelabai skaičiuojasi. Nes, tu ten sugeneruosi irgi 45 000 pajamų, 16-17 atim dar operatoriaus 6 000, ten dar plus remontai, draudimai, finansavimo, visi kaštai ir taip toliau. Bet jeigu žiūrėti bendrai, tai ta prasme, maržą beje galima padvigubinti. Bendrai, ką kombainas generuoja, nes paruošimas vis tiek vienas. Ta prasme, tu sezonui ruoši jį bet kokiu atveju. Taip, jisai dirbdamas daugiau valandų, jisai galimai patiria daugiau gedimo eigoje paskui ir jam reikia dar kažką daryti sezono eigoje. Bet iš esmės paruošimas vienas ir jisai vis tiek ant vieno sezono pasidalina. Kombaino nuvertėjimas irgi labai stipriai nesikeičia, nes tu galėtum sakyti taip, kad jeigu kombainas, kombaino metai prasisuko ir jo kaina kažkiek pamažėjo. Bet ta kaina pamažėjo ar valandų biški daugiau ar mažiau, jinai sąlyginai netoli nuo to. Tai va, tai čia ir gaunasi ta matematika, kaip jinai balansuojasi, kad tam tikrus kaštus tu taupai, ar ant vieno sezono, ar dviejų jie nesikeičia, o tam tikri kaštai dasideda ir pajamos, aišku, padidėja. Tai iš esmės proporcija būdavo tokia, kad Rumunija turėtų sugeneruoti kokius ten 15-18 tūkstančių galimai pliuso, ir Lietuva dar galėtų generuoti vidutiniškai 20-25 tūkstančius pliuso kombainui vienam, ir tai galėtų susidaryti, ten grubiai vidutiniškai 40 ar kažkas tai tokio. Kai jeigu tik Lietuvoje dirbi, tai yra tik tie patys kokie 15 belieka, po visko daug dievė.
Tai va. Bet čia yra vėlgi tas tokia didelė loterija. Čia, žinai, prie 600 hektarų, kuriuos jeigu tu įveiki, tai viskas labai čia gerai skaičiuojasi ir visi laimingi būtų. Bet jeigu tu nukuli, ir pas mus buvo tokių kombainų, kurie nukulia 350, tai jisai beveik ant nulio išeina ir tada galvoji, kam aš čia visą tai dariau? Kad banko palūkanas sumokėt. Vežioju, pirmin, atgal, čia žmonėm mokėjom, ruošiam visą kitą. Bet čia, čia yra normali verslo rizika, tu darai kažkokį spėjimą, darai kažkokią hipotezę, ją testuoji ir bandai kažkaip iš to pasimokyti iš esmės. Tai vėlgi turbūt, jeigu pakalbėti apie paskutinius 2 sezonus, dar apie tą finansinę dalį, tai 24 metų sezonas mums buvo geras ir mes finansiškai uždirbom, sakykim taip. Aš čia dabar nepasakysiu ten vidurkio konkretaus, nes nelabai jau prisimenu. 25 metai Rumunijos projektas mums praktiškai ant nulio, gal netgi su nedideliu minusu buvo. Tai atsitiko dėl to, kad vienas dalykas, 24 mes pradėjom tą 18-19 birželio, o 25 mes pradėjom 29-30. Tai jau laiko buvo mažiau. Antras dalykas, 25 buvo didžiulė audra, kuri iš esmės ten prasisuko per kelias valandas, išguldė viską, nuo stogų čerpės plėšė ir panašiai. Vieno kombaino pas mus buvo palikta dangtis atidarytas, tai dangtį nuplėšė velniop nuo kombaino, kiek buvo stiprus vėjas ir audra. Čia tos, kur atsiverčia šonė klasė. Tai po tos audros viskas gulėjo ant žemės, viskas buvo suplakta, priplakta. Mums ūkis neleido važiuoti greičiau negu 3 km per valandą. Tai tada laikas, viskas, laikas, mažai hektarų, akmenys kažkokie tai, kuriuos tu ten, ar ten kažkokie, šiaip kas ant žemės guli, vis tiek tu juos turi kažkaip tai ten saugoti, žiūrėti, kažkas vis tiek papuola ir turi sustoti kažkuriuose vietose. Ir tai duoda kardinaliai kitą efektą, kūlimo spartą ir rezultatas visai kitoks iš karto. Tai jeigu taip sudėliotumėm faktais, tai 15 kombainų gali sugeneruoti kokią sumą bendrai pinigų, jeigu viskas gerai? Tai 15 kombainų, kontraktas 9000 hektarų, tai imkim po 7-2 eurus už hektarą, ir suma, sudauginkit. Jo, nepaisant to, kad tai tarp 700 tūkstančių ir daugiau yra, bet 250 tūkstančių kažkur tai gali suvalgyti transportas. Taip. Jeigu, pavyzdžiui, tavo mašina sugedo, ne? Taip. Jeigu tu lėčiau dirbi ir kažkas tai genda dėl sąlygų oro ir sunkesnio sezono, taip, tai dar gerokai sumažėja, plus dar reikia skaičiuoti visus atlyginimus ir visą kitą. Piragas yra ten grubiai, imkim, 600 kažkiek tūkstančių, ne? Tai va, čia yra 250 transportas, tada dar yra bene turbūt atlyginimam koks 100 tūkstančių, nes dar mechanikai dasideda ir visa kita, dar tarpas sumažėja. O jeigu šitas tarpas nepadarai 9000 hektarų ir jisai mažėja, tai va ir klausimas, kurioje vietoje čia susitinkam. Aš tik tai noriu pasakyti, kad kartais atrodo sumos visiems labai didelės ir bendrai visi mėgsta sudėti tik tai 2 skaičius, tai yra hektaro kaina ir hektarų kiekį, o kas yra tarp tų hektarų, dažnas žmogus, kuris, aišku, ūkininkai, tai jie viską supranta, nes jie patys tą visą procesą praeina ir žino, kokios rizikos to sezono metu būna. Tai aš tik tai noriu pabrėžti tą, kad 24 metais, kaip minėjai, uždirbti iš Rumunijos projekto praktiškai nieko nepavyko, gal net minusą. 24 pavyko, 25 tai yra minusas netgi toks minimalus gavosi. Tai nepaisant to, kad sumos didelės, atsakomybė yra didelė ir su tuo pačiu ateina didelė rizika, kaip ir čia toksai, kaip visada. Žinai, kaip yra, čia kaip gamybinis procesas. Vat yra konvejeris ir konvejeris ar 100 vienetų pagamina, ar 1000 vienetų, jo savikaina kardinaliai skiriasi nuo to. Čia irgi lygiai tas pats. Ar aš, mano tam tikri kaštai kaip transportas, pavyzdžiui, aš turiu suvežti visus 15 kombainų, juos paruoš pastatyti. Ir aš juos, kai suvežu, aš nežinau, ar jie 9000 nukuls, ar jie 5 nukuls, ar jie 1000 nukuls, nes nežinau, kas nors ateis. Tai reiškia, kad tu tos fiksuotus kaštus iš karto patiri, bet kokiu atveju. Ir paskui,
pafantazuokim. Susimoki už tai, kad galėtum dalyvauti projekte. Taip gal pavadinti reikia. Nusiperki bilietą, kad tau leistų tai daryti. Tai bilietas labai brangus. Ir dar nežinai, ar teatras geras bus. Pasirodymas. Nežinai, ir po to juoksis ir verksi, žinai. Bet, tai žinai, aišku, gali būti į dvi pusės, žinai. Kaip sakyti, užfiksuota 9000 hektarų, tai skaičiuokime, kas jeigu 10 nukulsi, teoriškai yra įmanoma, ne, jeigu viskas labai gerai sekasi. Bet yra ir kita medalio pusė, o kas jeigu 5 nukulsi, žinai. Tai čia vat yra ta verslo rizika, kurią su tokiu projektu prisijėmi ir, toks gyvenimas tiesiog. Tai truputį gali plačiau papasakot apie tai, kas nutinka darbo metu Rumunijos projekte. Ta prasme, apie tos dalykus darbinius, kasdieninius, kurie sukelia galvos skausmą, kartais nervų priepuolius ir visą kitą. Tai mes, kaip sakyt, komunikacijai turim ten WhatsApp grupę, kur yra visi operatoriai, mechanikai, yra ūkio atstovai. Tai ta grupė tai netyli, patikėk manim. Kiekvieną dieną jinai netyli. Vienas dalykas ūkis labai reguliuoja. Kodėl pradėjot ne nuo to galo, kodėl kombainas numeris 3 neužpjovė tenais, kodėl važiuoja ten kažką. Tai prasme, jie reguliuoja nuo to, kad netgi kaip kombainai turi suktis lauke. Tai čia šiaip paprastoji dalis, kurią po kokios savaitės chebra išmoksta, kas dar nebuvo prisilietę, susitarė, kas po kiek atpjaudinėja ir panašiai, nes yra laukų, kur 500 hektarų ir, ta prasme, jie tą reguliuoja tam, kad, jeigu tu įsivaizduok 500 hektarų laukas, tu vieną liniją nuvarėjai tenais ir tau reikia išsipilti bunkerį ir dabar kažkoks traktorius turės važiuoti iš paskos labai ilgą laikų, kaip sakyti, distanciją iki tavęs. Tai jie, kaip sakyti, reguliuoja vienas dalykas, kad tu gabalais atsikirtinėtum, kad transportas šalimais visada būtų ir kad kažkokia nuoseklumas būtų. Reguliuoja ir seka labai stipriai barstymą, ta prasme, su loveliais, su visko iš paskos eina ir tikrina nuolat. Ta prasme, ir jeigu tik tais barstymas kažkur, tai ten kažkur, ten iš karto gauni kombainas numeris 5, sulėtink greitį, arba ten pasireguliuok, arba pas tave labai daug ten šiukšlių. Tai va, tai čia iš ūkio pusės, kiek vyksta tos reguliavimai. Kas liečia techninę pusę, tai ten visko būna ta prasme, elementariai, nežinau, daviklis sustojo, modulis nustojo veikti, peiliuką numušėm arba ten kažkokį tai tokį, kur reikia tiesiog staptelti kažką pasidaryti, iki tokių, kai, pavyzdžiui, 25 padangų metai, pradūrėm padangų, nežinau, ten be skaičiaus atrodo ir ta prasme, kai ta padanga prasiduria kur nors ant kelio ir kombainas stovi kažkur tais ant asfalto dar nedavažiavęs ir reikia kažkaip tais organizuoti, greitai patraukti, kažkaip tais šitoj Rumunijoje surasti, iš kur gauti kitą padangą ir kaip tą spręsti, taip atrodo, tik padanga, bet ta prasme, ten kartais reikalų, tai kaip kiaulė pasipjovus būna, tai va. Turėjom atvejį, kai kombainai pervažinėja į kitą lauką, yra tiltukas, yra atitvarai, nepataikė, pjaunamoji ant šono, laikikliai sulaužyti, ką daryti, kaip ją atkelt, ta prasme, kaip ją atgal pasidėti, rankom nieks nepakels, reikia iš kažkur tai skrautuvo, gėda prieš ūkį, vėl, tipo, kaip čia taip įvyko, visokių istorijų, visokių gedimų. Gedimą, aišku, turbūt ir taip neišvengiami iš principo, bet tiesiog reaguoji, tvarkaisi ir tiek. Yra buvę gedimų, kai, pavyzdžiui, ten, nežinau, subyra kažkas tai didesnio arba brangaus ir, pavyzdžiui, mes Lietuvoje turim tas dalis ir sudini žmogų ir jisai per naktį nuvažiuoja ir ten įdeda, nes pavyzdžiui, užsakyti tai pas klasą Rumunijoje truks ten gauti 3 dienas, plus užsakymas kaip tyčia šeštadienio rytą kažkodėl turi vykti, žinai, tas gedimas. O tu supranti, kad šeštadienio ryto užsakėjai 3 dienas, tai 3 darbo dienas, tai reiškia, daug dievė gal trečiadienį gausi, plus, kaip sakyt, toks irgi, žinai, įdomus dalykas. Tu ten nuvažiuoji pakultas 5 savaitės, mes ten nuperkam dalių, ten 10 000 eurų. Atrodo, turėtume būti mėgstamas geras klientas ten klasų. Dileris į mus žiūri, kaip kad mes, žinai, čia iš jo kažkokią tai duoną atimam, nes atvažiuoja kult kombainai, reiškia, jisai galbūt nepardavė savo kombainų, reiškia, jisai ten neskuba dalinti nuolaidų didelių, žinai. Tai vat pasižiūri, pavyzdžiui, ten kokie nors variatoriai ir kažkokie tai dalykai subirus, aš Lietuvoje arba savais kanalais gaunu ten, žinai,
40% pigiau. Tai pasodinti žmogui mašiną ir nuvažiuoti iki Rumunijos per 14 valandų ir Yra pigiau negu... Yra gerokai pigiau laiko prasme, nes nereikia laukti 3 dienų ir kombainas nestovi 3 dienas. Kitas dalykas, pati kaina dalies, jinai irgi kardinaliai skiriasi. Tai ieškom visada variantų, kaip tas spręs greitai. Tai kadangi dirbi su rumunais, ūkininkais, kuom jie skiriasi nuo lietuvių? Ar faini jie žmonės, ar kyla klausimų? Labai daug, kai čia pradėjome apie tą Rumuniją kažkaip viešai kalbėti, pasakot, čia labai daug kartų girdėjau klausimą tokį, tai kaip tie čigonai, žinai. Tai, aš negaliu ten kažkokios didelės statistikos išvest, nes ten su keliasdešimt turbūt ūkininkų teko pabendrauti, tai toj šalyje ir matyti visur visokių yra, kaip ir Lietuvoje visokių yra, kaip ir, nežinau, Lenkijoje, taip ir Rumunijoje visokių yra. Bet mano patirtis yra tokia, kad mes su kuo bendravom, tai yra dideli ūkiai. Ta prasme, 10 000 hektarų turintis, nes mažas ūkis negali pasamdyti 15 kombainų kult, ta prasme. Tai tie ūkiai man paliko labai gerą įspūdį iš esmės ir tikrai nevadinčiau jų čigonais, nes tai kažkaip reiškia, kažkokia asocijuojasi, kažkoks tai toksai, nelabai išprusęs žmogus ir visą kitą. Man atrodo, kad jie yra tikrai tiek agronomiškai, tiek viskai, tikrai yra labai pažengę. Tai, manau, galim pasakyti irgi ten, aišku, apie žemės derlingumą šnekėti, ten irgi reikia šitoj temai, bet jie augina vidutiniškai 90 tonų kviečių iš hektarų. Tai, vis tiek, norint užauginti tokį kiekį, tu turi suprasti... 9. Tarp 9-10 vidurkį. Nes 90 pasigėlė. Jo, tai tarp 9-10 ten yra kombainas rodėsi 12, bet tai, ten momentinis tas tonažas, sakykim, taip, tai negali traukti kaip už vidurkį. Bet prie tokio kiekio, tai reiškia, jie vis tiek, žino technologiją, kaip pasėti, žino, kada papurkšti, žino, kaip visą tai turi būti, nes kitu atveju neužauginsi. Ten žemė gali būti labai gera, bet vis tiek. Plius Rumunija nėra ta jau labai derlingų netgi visur vietų, skirtingi, aišku, regionai, bet bendrai šalies mastu jinai nėra viena iš derlingiausių šalių. Mes kur dirbom, Timišvaros regione, netoli Serbijos sienos, tai ten lygtais yra buvusi delta, Dunojus ar kažkas tai tokio, ta žemė labai tokia įdomi, jinai tokia kaip muilas, ta prasme, jeigu lyt pradeda, tai sako, nežinkytis iš lauko per dabar pat arba liksi čia ir neišeis. Ta prasme, neina paeiti, mašinos negali paeiti, kombainai negali pavažiuoti, jeigu jinai sušlampo. Tai net vikšrai. Net vikšrai apsivelia tiesiog, užsimuiluoja, kaip sakant, ir jie negali pajudėti. Tai ta žemė, taip žiūrint, iš vienos pusės atrodytų, tai kas čia per žemė, ta prasme, molis kažkoks, tai jinai tokia netgi molio spalva turi. Ir pavyzdžiui, kai pradedi kult, jinai nuo karščio yra tiek sutrūkinėjus, kad tarpai yra tokie ir tu gali beveik įkišti taip. Prasme, žemė tiek yra sutrūkusi, prasme. Tai jinai visiškai kitaip atrodo, negu čia pas mumis kaip atrodo ta žemė, bet joje visgi užauga ir jie moka užauginti. Tai aš manau, kad ūkiai, kurie turi 10 000 hektarų, jie tikrai, pas juos yra naujausia technika, pas juos yra naujausios jelkos, naujausi purkštuvai, tu matai, kas ten darosi ir supranti, kad agronomiškai, technologiškai jie tikrai... Niekur neatsilieka ir netgi pirmauja. Ta prasme, klausimas, kas čia geriau varo, čia Lietuvoje ar tenai, iš principo, tai ta situacija tokia. Ką darytum kitaip, jeigu galėtum atsukti metus atgal su Rumunijos projektu? Turbūt man tai nėra taip, kad jeigu galėčiau, kadangi ten buvom ant nulio ar ant beveik minuso, tai nedaryčiau. Man taip nėra, nes iš to atėjo tam tikras irgi suvokimas ir pamokos, ką mes ten gerai padarėm, ko negerai, kas iš kliento pusės tiko, kas mums netiko ir visa kita. Tai aš nesakyčiau taip, kad nedaryčiau to, ta prasme, bet ten gal kažkokius tai smulkius dalelytės ten patobulinčiau kažkuriuose vietose, kur mes ten galbūt, nežinau, kažką galėjom anksčiau atsivežti, kažką galėjom anksčiau išsivežti, kažkurį operatorių galbūt galėjom neimti arba pakeisti greičiau, nes su žmonėm visada turim. Ta prasme, aš sakau, mes turim 15 kombainų, 15 operatorių. Ten 8, kokie, gal iki 10 yra tie mūsų mechanikai, kurie dirba ištisus metus, ten su jais nėra klausimų. Dasamdytų visada yra ten 5-6. Tarp 5 ir 6, bent jau su vienu visada nepasiseka kažkuom tais. Tai klausyk, Ryti, tada, kaip ir diskutavom čia prieš tai įrašinėdami šitą video,
jeigu vėl važiuosim į Rumuniją, tai reikia padaryti realybės šou. Nova Rumunija. Manau, kad tikrai būtų labai ką parodyti, nes ten gyvenimas vyksta. Dabar, žinai, yra sunku perteikti, žinai, tos... Čia kaip į kalnus paslidinėti atvažiuoji, nusileidi nuo tos juodos trasos arba pavarai Pavdario, ne? Bet grįžęs į Lietuvą bandai draugam papasakot, kaip ten buvo fainai, bet tiek negali tavęs prie stalo suprast, kol patys to nepadarė. 100%. Ta prasme, kai būni vietoje, kai visas tas veiksmas sukasi, kai kaip sakytų, dalyvauji tam nuo ryto, išvažiuoji su tais kombainininkais kartu, žinai, praleidi visą kūlimo dieną, paskui vakarė grįžti, nuperki visiems alaus, susėdi, kepi mėsą, aptari, kas kaip sekėsi, kas kaip ką, ten visi turi istorijų, visada vyksta kažkokios biški mini lenktynės, kuris daugiau nukuls, kurioje komandai lyderis, kuris čia, žinai, veda, ta konkurencija tokia visada tvyro ore, žinai. Jie konkuruoja tarpusavy, kuris daugiau nukuls. Žiauriai, ta prasme, ten, žinai, o jeigu ateina koks nors naujokas pirmais metais, kuris kūlė ir nedaug dievės, ten panašiai varo, ten per 2 hektarus tik atsilieka nuo ko nors, ten to senbuvio, ten jau iškart prasideda reikalai. Iki tiek netgi, kad pavyzdžiui, jeigu tas naujokas sustojo, jam ten reikia pagalbos ir tas jau varo, kuris ten pirmauja, jis gali ir nesustoti jam padėti. Čia kaip Dakare, gali ir nesustoti, nes jeigu jis sustoja, reiškia jisai nuvagia. Gal vakarė gali jį prie alaus jau chemra, kaip sakant. Taip, žinai. Kitas dalykas, žinai, visose kombainuose yra sudėtos racijos. Klausyk, jeigu seniukai ten paklausyt, ką jie šneka ir kokie ten prikolai vyksta dabar, tai ten, žinai, ten vien iš to komediją padarytum, dabar, nes ten, hebrytė, ten neieško žodžio kišenį, žinai, jeigu ten kas nors, tai jie ir drebė tenais, tai džiaugiamės, kad rumūnai nesupranta lietuvių kalbos, nes klientas visi klausytų istorijų tokių, kad būtų ausis linktų, žinai. Tai ką, tai atskleidėm daug dalykų apie Rumuniją. Tikiuosi, kad žiūrovai, jeigu jiems kils klausimų, drąsiai juos užduos komentaruose. Galim pasiūlyti, jeigu kas nors nori į Rumuniją su savo kombainu šūkininku nuvažiuoti, galim suorganizuoti kontraktą, kad galėtų pakulti tenai. Žodžiu, paskambinkit mums, reikia gal surinkti komandą ūkininkų, kurie nori. Mes taigi turim visus kontaktus, klientus, visą kitą, ta prasme, galima surinkti Lietuvos desantą ir išsiųsti tenais, padirbėti, žinai. Tai čia dar atskirai įsivaizduoji kokią nors... O jeigu klausyk padarytumėm taip, kad Tado ūkio komanda varo klubą, kito ūkio komanda varo klubą. Ir visi lenktyniauja. Gal čia iššūkį pasiūlom? Iššūkis būtų Lietuvos ūkininkams, supranti, ne Lietuvoje ten su traktoriais naujais apsukt ratuką Dakaro pavadinimu, bet nuvaryti normalų Dakarą Rumunijai, 10 000 hektarų, 15 skirtingų ūkininkų ir kas geriausiai kulant Lietuvos, va. Kas geriausia kombainą atsivežė? Rinkimai. Kas geriausia kombainą atsivežė? Kas geriausiai ten kaip nors kokybės prasme nukūlė, kas daugiausiai nukūlė, dar kažką, žinai. Kas daugiausiai žino apie kombainą ir susiremontuoti gali. Ką mažiausiai pagalbos reikia. Kas pirmas buvo su mažiausiai gedimų baigė. Maratonas gaudasi. Tai mes visada esam atviri ir jeigu jūs turit kažkokių tai klausimų mums susijusių su žemės ūkiu ar mūsų veikla, ar dalykais, apie kuriuos norėtumėt sužinoti, mes visada čia, gali drąsiai komentaruose rašyti, ką norėtumėt, kad mes papasakotumėm. Jo, gal čia irgi viena iš tokių temų. Mes patys iškėlėm papasakoti apie tą Rumuniją, nes daug kas klausė, kaip ten sezonas, kaip ten kiek nukūlė, ten klientai ir panašiai. Gal yra kokia tema, kurią dar norėtų kažkas, tai kad mes papasakotume, nes mes, atvirai, skaičiai visi ant stalo padėti. Norit kas nors pakultų užsidirbti, prašau, visą matematiką šiandien papasakojom. Tai... Bet galim pakalbėti ir apie kitus dalykus. Galima bet ką pakalbėti. Kaip išsirinkti, arba kur ieškoti, ką nors mašinos, kombaino, kokio gero, brangaus kombaino. Brangaus traktoriaus. Tai mes atviri, dar kartą raginu visus, jeigu turit kažkokių tai klausimų, juos drąsiai parašyti komentarę ir to mes šiandien baigiam ir susitiksim kitą kartą ir vėl peace. Peace out. Okay. Viso geriausio visiems.